turim pačią didžiausią priekabą, kur galima važiuoti Europoje. Ir pačią gražiausią. Ir tie būdų teiginiai sutampa. Žiūrėkit, kokio dydžio priekaba. Nuo gyvenamosios dalies. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Lygiai 9 metrai gyvenamojo ploto, 2,5 pločio, tai čia 9, 18, apie 22 kvadratus gyvenamojo ploto. Čia mes jau atidavinėjom klientui, tai čia lova, su vaizdu. Nu, šiuo atveju mūsų kiemą, bet tai gali būti ir su vaizdu į jūrą, į vandenį, į mišką, į pušį. Šitą priekabą, man sakė, stovės su vaizdu į pušiną. Žmogus neturėjo galimybės pasistatyti namą, nes yra draudimai. Tai sako, negaliu statyti, bet priekabą galiu atsivaryti. Tai sako, perku pačią gražiausią, pačią didžiausią ir pačią šauniausią. Tai sako, Estela čia. Tai va, tai čia pati gražiausia, žmogus sakė priekabą. Tai dabar einam apžiūrėsim. Čia turim bagažo skyrius, dujų skyrius, atsarginės padangos. Bet žinokit, šita priekaba yra skirta tam, kad realiai atvažiavai ir pastatei ir už pusės metus gali išsitraukti ir sivaryti. Tai ką čia turim išorė? Turim labai gerus langus, įleisti, žuolaidos, viskas. O čia turim labai fainą dalyką, tai yra bagažo skyrių. Ir čia mes turim bagažo skyrių, jis yra šildomas su Alde. Čia yra techninis dar skyrius. Čia techninis skyrius. Galim čia pasidaryti pakabą ir apšvietimas. Ar matas apšvietimas? Ir apšvietimas, galim pasidaryti pakabą, šitas skyrius yra šildomas, tai hidrokostiumai, kažkokie tai lengvesni daiktai, čia puikiai tiks. Vonios langas, nueisim į vonę. Tai mes čia galima pasijungti vandenį su šlanga ir turėti kaip namuose, kaip paprastose namuose vandenį. Tai miesto vandenį, kaimo vandenį. Čia turime vandens baką, bet jeigu turim tą pasijungimą, to jau tikrai nereikia. Labai didelis bagažo skyrius, nes yra jisai, kur yra po lova. Atidarysiu, paskui parodysiu. Elektra, pažiūrėkit, kaip gražiai atrodo. Čia tas visas apšvietimas. Ir žinot ką? O mes tokias priekabas turim 2. Čia dar viena. Ir visas priekabas, kurios yra perkamos tokio tipos, visą laiką būna, kad miegamasis yra būtent su tokiam durim, kad žmonės, kurie miega, galėtų atsidaryti ir gražėtis vaizdu. Tai čia yra 7 metrų tokia priekaba, čia yra 9 metrų. Su tuo kabliu gaunasi 11 metrų. Čia yra ilgesnė. Parodysiu paskui skirtumus jų. Tai va, turim miegamąjį. Čia dabar jau remontuojam, dedam papildomas įrangas. Turim čia mes pajungimą televizoriaus ir 220 į lauką. Tai yra mes, pavyzdžiui, televizorių galim žiūrėti lauke. Turim antenas, viską turim. 2 šis ir čia mes turime dujas. Tai čia yra grilinimui, tai čia galime įsidėti grilių ir grilinti. Ką, užžinome vidų? Šakas kokia, kaip problemas, kokia priekabėlė, kokia gražuma. Tai stalas sukinėjasi, tai čia iš fabriko, kad praštų grindų. Tai čia turim labai fainai susidėti ir čia yra pjausimo lenta, bet jinai yra tokia speciali, žiūrėkit. Galima taip pasidaryti, turėjo daugiau vietos šičia. Čiuk, kiaušinukai, čiuk, kaip padonytė. Žiūrė fain. Ir labai neįprasta yra tame, kad čia yra kaip akmuo, šitas paviršius, ir jis yra labai aukštai. Priekabose paprastai būna viskas žemiau, o čia yra kaip normaliuose namuose. Plaunam, kepam, verdam 3 viryklės, yra gartrukis, bet gartrukis, pažiūrėkit koksai. Čia jau tas didysis, čia jau, pjaustam, čia galim pjaustyt, vietos belekė gamybai, iš tikro belekė. Stalčiai, 1, 2 ir 3. Žiūrėkit, dar vienas didelis stalčius, dar vienas knygas, dar vienas didelis stalčius ir dar vienas didelis stalčius. Nu, tikrai čia labai daug visko, kriauklė, ir turim dar čia 2 stalčius. Nes lentynas, tai čia turim, tai čia galim, dar yra, nežinau ar reikia, bet jeigu, pavyzdžiui, reikia, tai turim dar užsidėti ant kriauklės, bet nežinau ar reikia. Lentynos, dar vienas. Dar čia pasidėti daiktams. Turim šaldytuvą, kuris yra tiek iš vienos pusės darosi, tiek iš kitos. Nu, čia tikrai labai patogu, ar čia ir iš čia pasimti. Ir lygiai taip pat šaldoma kamera. Ir šitie šaldytuvai veikia tiek nuo 12 voltų, tiek nuo dujų, tiek nuo 220. Ir turim dar čia mikrobanginę krosnelę. Ir nereikia statybos leidimų, čia tikras namas. Ir mušti su aplinkosauga, gamtosauga, visais kitais. Čia belie kiek daiktų galim įsivaizduoti, kad čia mano ranka. Tai realiai vat gylis vat yra šitie. 1, 2, 3, 4, dar 5 dar didžiosios. Kosmosas.
veidrodis koksai. Čia turim spintą, kur galima pasikabinti. Čia turim spintą, kur galima pasikabinti ir pasidėti suknelės daiktus, batus. Suknelės kabinamas, atsiprašau. Tai suknelės į pačią gražiausią vietą, šitą bus kabinamas, o čia vyriškio jau marškiniai. Tai šį čia dar turim. Ir dar nekana čia. Dar turim ir čia. Va čia suknelės, ne? Supranta? Čia suknelės. Ir turime kondicionierių, turime Aventą, jis yra komfortiškas, vėl galime naudoti ir naktį, nes jis turi ir nakties režimą. Visos durys, visi langai turi tinklelius, įsivaizduokit. Jūs galite lovui žiūrėti, įsivaizduokit, čia apšvietimas taip gražiai šviečia ir čia netgi yra tinkleliai, čia nuo saulės tinkleliai. Šičia įsivaizduokit, čia koks didelis langas. Ir netgi šitas langas turi ir aišku naktinės užuolaidas ir turi užuolaidas nuo vabzdžių, jeigu mėgat atsidarę langus. Ir visą perimetrą šildo Alde šildymas. Pats geriausias šildymas, kurį bėra kemperių pasaulyje, tai bet čia yra viskas, kas yra pats geriausias daiktas. Turim dar čia spintą didelę, čia saugiklinė beje yra. Čia turim. Ir turim, žiūrėkit, turim šį čia dar, nežinau, tapkutėm dar kažkam tai pasidėti didelę spintą. Turim USB jungtį šį čia ir turim dar 220 jungtį šį čia. Ir žinot, kas labai gerai yra? Kai yra gulima čia, mes galime reguliuoti visus apšvietimus. Tai galime visas lempas išjungti, nereikia niekur eiti junginėti. Galima sujunginėti visas lempas. Ir turim čia temperatūros netgi daviklį. Tai yra, temperatūra yra sekama, kur mes miegam. Tai fainai šitos aplaidos visur. Aišku, čia irgi dar skaitimo lemputės. Aš nežinau, kiek čia Adrijos dizaineris sugaišo laiko prie šitų sprendimų. Bet tai yra stebuklas. O pats smagiausias stebuklas tam dalyke yra va čia. Žiūrėkit. Aš guliu, paspaudžiu mygtuką ir čia man nusileidžia visą lovą. Na ir tada jau... Oi, viskas. Ir tada jau, miegu. Čia beje liukas yra. Taip stovit, nepastebėsi. Ir arba vėl pasikelt galime. Na, čia pakeliu maksimaliai kiek įmanoma, tai yra patogus daiktas labai. Pažiūrėkit, čia Adrijos dizainerių užuolaidos, jos tikrai labai gražiai atrodo. Čia yra dieninės užuolaidos, čia yra naktinės užuolaidos, čia dar dieninės užuolaidos, kaip namuose. Viskas kaip namuose. Turim čia televizoriaus jungtį, čia turime televizoriaus 220, galim čia kabinti televizorių, jeigu yra poreikis. Jeigu netenkina vaizdas pro langą. Čia mes dar turim labai didelę spintą ir čia mes dar turim spintą. Ir pažiūrėkit, čia mes dar turim pulovą. Daiktai, tai yra, mes turim čia dar kilimą. Drebas, Adrija, man visą laiką labai stebina, radom vieną priedą. Čia dabar nenoriu išpakuoti, bet čia yra priedas, kad dizainas būtų aukščiausiam lygiai. Tai čia dedasi, užsidaro šį čia ir čia gaunasi visas vientisas dizainas lauke. Šaikas yra. Nei vienas kemperių gamintojas taip nedaro. Ir čia pasistatai terasą, užsidedi šitokį daiktą. Nu ir realiai namai. Čia tikrai daug daiktų tilps. Čia labai daug daiktų tilps. Čiužinys labai geras. Čia jau čia be komentaro, aš manau. Vonios kambarys kaip geriausias viešbučio. Apšvietimas koksai. Tualetas čia yra be jau kitoks. Jis yra jungiamas į miesto kanalizaciją arba prie nuotekų. Turime netgi bidė ir netgi galima lauke naudoti kaip lauko dušą. Beje. Čia viskas kaip namuose. Turim šitą. Šitas, man atrodo, turėtų slankėtis. Galima šičia. Turim 1, 2, 3, 4 čia lentynos su 220. Su 220, aš namuose taip neturiu. Tai turim kriauklę. Kriauklė taip vientisai atrodo, tai tikrai labai fain. Ir pats geriausias dalykas yra dušas. Įsivaizduokit, koks didelis dušas. Grindys šildomas. Dušo galva tokia kaip namuose. Apšvietimas. Ir šildom turim, ir čia yra beje dušo šildymas, tai čia turim radiatorius ir čia yra, bus šilta, ir žiūrėkit, kiek daug vietos yra, realiai čia vietos. Ir jeigu norim prausiamės, mes galim, patisės, jeigu reikia kažką tai pasidėti norisi ir kažką pavargom žmonės. Čia yra stiklas, medžiagos, čia yra pačios prabangiausios, pačios brangiausios, dizainas išpuoselėtas belekai, dizaineriai tikrai labai labai gerai pasidarbavo. Įsivaizduokit, čia, mes turim 1, 2, 3, 4 spintos čia. Čia turim vonios kambarį. Čia turim susidėti virtuvės įrangai. Šį čia dar turim įrangai. Šaldytuvas. Čia dar spintos. Čia per visą perimetrą spintos. Po sofą
Turime irgi pasidėti daiktams labai daug. Turim ALD šildymą, turim panoraminius langus, turim didžiulius laukus. 1, 2, 3, 4, turim kondicionierių, turim gartraukį. Aš prabangesniai priekabui nesu buvęs ir gražesniai priekabui tikrai nesu buvęs. Ir aš nežinau, ar čia jį matosi, bet per visą perimetrą yra lempa tokia. Per visą. Ir naktį jisai šviečia, įsirėmina visas toksai. Ir čia reguliuojasi ir matot, čia geriau matosi, matot? Čia apšvietimas yra, matot, šviečia. Ir naktį jūs turite didelį namą tokį šviečiantį. Emocija kažkokia kosminė. Mano subjektyvia nuomonė, tai yra pats gražiausias, pats didžiausias kemperis, kuris yra apskritai gaminamas Europoje ir didesnių jau būti nebegali. O man tai atrodo, kad tai yra pats gražiausias. Taigi, jeigu turit žemės sklypą kažkur tai, kur neleidžia statyti pastatų gražių, tai jums vienintelė alternatyva yra šitas namas. Ir beje, jam yra duodama 10 metų garantija nuo vandens. Tai yra labai daug tokiems nameliams. Tai jeigu patiko, laikinkit, atvažiuokit, pažiūrėkit.